MKL pristato visų amžiaus grupių čempionatų 5 ryškiausius žaidėjus. Šiandien aptarsime 2012 metais gimusią Lietuvos krepšininkų kartą. Lyga apklausė U13 A diviziono komandų trenerius ir pateikė jų apibendrintas nuomonės. Šio reitingo tikslas - išskirti būtent šiandien didžiausią įtaką žaidimui darančius U13 MKL žaidėjus. Penketuko eiliškumo sudarytas atsitiktinė tvarka. Na ką, pradedam. Klaipėdiečiai atsidaro šiandieną pirmieji, atidaro rezultatą. O čia kauniečių lyderis Adrijus Ruseckas. Adrijus Ruseckas, Nacionalinė krepšinio akademija 1, Agavė. Asmeninė statistika - 17,8 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 2,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai. Tikėjusi, kad greičiau į priekį bėgs komandos draugas Adrijus, davė perdavimą netikslai, čia išlenda ir pats irgi traukia savo komandą į priekį. Adrijus pasižymi puikiu žaidimo IQ ir geba efektyviai veikti tiek gynyboje, tiek puolime. Universalumas leidžia jam žaisti nuo 1 iki 5 numerio pozicijų, o jo aikštės matymas yra išskirtinis. Turėdamas stabilų metimą iš vidutinio nuotolio, jis yra patikimas tiek perimetre, tiek po krepšiu. Adrijus pasižymi lankstumu, koordinuotais judesiais ir gebėjimu greitai prisitaikyti prie situacijos. Jo situacijos vertinimas ir žaidimo skaitymas yra vienas iš stipriausių jo amžiaus grupėje. Adrijaus geros antropometrinės savybės suteikia pranašumą ginantis. MKL trenerių teigimu, tai yra įdomus žaidėjas, kurio universalumas ir potencialas jį gali nuvesti labai toli. Išsimestus kamuolius iš išgalinės linijos bei baudos metimus kaip priežastį, dėl ko šiandieną taip vargo jo komandos. Du žaidėjus apsivaro Adrijus Ruseckas. Kauno Žalgirio krepšininkai ir žiūrėsim, štai yra Herkus Gasiūnas. Herkus Gasiūnas, Kauno krepšinio akademija Žalgiris 1. Asmeninė statistika - 15,5 taško, 7,4 atkovoto kamuolio, 4,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai. Ant pražangos ribos ten gudrauja šiek tiek Atas gynyboje. Herkus paskutinę sekundę metą, tritaškį ir pataiko. Tai žaidėjas, kuris išsiskiria gerais sprendimais, solidžiais fiziniais duomenimis ir gebėjimu vadovauti komandai. Turi stiprų individualių įgūdžių arsenalą, tad puikiai žaidžia 1-prieš-1 situacijose. Herkus pasižymė aukštų krepšinio IQ, greitai reaguoja žaidimo situacijose ir geba priimti efektyvius sprendimus tiek puolime, tiek gynyboje. Atleto fiziniai duomenys leidžia būti patikimų gynėjų, išlaikant pusiausvyrą tarp tvirto žaidimo ir judrumo. Įdomu stebėti, kokias aukštumas jis pasieks ateityje. Sunkiai tikėtina, o čia dar Herkus Gasiūnas užtikrintai. Ir vėl viskas baigėsi prarastų kamuoliu. Vienas žaibiškas greitis ir šį kartą jau dešinė ranka užbaigta ataka. Deividas Kazėnas, Vilniaus krepšinio mokykla 1, iFuture Investments. Asmeninė statistika - 17,5 taško, 12,4 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai. Atakos tiesinių 4 sekundės, Kazėnas dar ir iš toli, pabando Kazėno 3 taškai. Deividas šį sezoną padarė didžiulį žingsnį į priekį ir tapo komandos vedliu. Jį kaip pavyzdį dažnai naudoja savo auklėtiniams treneriai, parodydami, kaip reikia stengtis aikštelėje ir kovoti dėl kiekvieno kamuolio. MKL strategų nuomonė, Deividas jau dabar išsiskiria savo brandumu, kas gali lemti dar didesnę pažangą ateityje. Stringantį vakėjimo ataką, iki Kazėno nukeliauja kamuolys. Kazėnas aštriai ir 2 taškai su pražanga. Ignas Gelumbauskas, Kauno krepšinio mokykla Perkūnas 1. Asmeninė statistika - 29,2 taško, 7,3 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai. Komandų trenerių nuomonė, Ignas universalus ir brandus, išsiskiriantis itin aukštų krepšinio IQ, gebėjimu žaisti 1-prieš-1, tačiau taip pat puikiai gebantis įtraukti krepšinio draugus į žaidimą. Gynyboje jis tvirtai dirba, o puolime demonstruoja universalumą ir tikslumą. Prisėmęs lyderio rolę po vieno iš komandų žaidėjų pasitraukimo, Ignas ne tik renka įspūdingą statistiką, bet ir veda komandai pergales. Per pastaruosius 2 sezonus jis padarė didelę pažangą tarp bendraamžių, žavėdamas kruopštumu, nesavanaudiškumu ir atsidavimu.
Nors dar sunku prognozuoti jo ateitį, šiandien Ignas yra puikus pavyzdys, kaip lyderis gali įkvėpti komandos narius ir dominuoti vaikų lygoje. Arena ypatingai garsi. Čia sumastęs buvo gudrų darinuką kauniečių treneris, bet Herkus pats vienas sugeba perimti kamuolį, nubėgti greitą puolimą ir didinti pranašumą iki 5 taškų. Herkus Pakamanis, sostinės krepšinio mokykla 1 Mama. Asmeninė statistika – 14,9 taško, 4,3 atkovoto kamuolio ir 3,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai. Ir aš taip spėju, kad dar vienas perimtas Vilniečių kamuolys. Žiūrim, ar Herkus sugeba išprovokuoti pražangą, pelnyti 2 taškus. Herkus yra išskirtinis žaidėjas, pasižymintis 1-1 žaidimo arsenalu. Jo greitis, pirmasis žingsnis ir klaidinantys žaidėjų judesiai daro jį vienu geriausių individualų. Gebėjimas valdyti kamuolį ir atlikti metimus tiek po driblingo, tiek prasiveržiant į baudos aikštelę, Herkų daro pavojingų puolime. MKL trenerių nuomonė, gynyboje jis taip pat yra labai aktyvus, spaudžiantis varžovus ir siekiantis perimti kamuolį. Jo technika ir energija aikštelėje kuria palankės situacijas tiek jam, tiek komandos nariams. Šio atleto pasitikėjimas savimi leidžia būti komandos lyderiu, kuris ne tik valdo žaidimą, bet ir motyvuoja kitus. Tai geriausių žaidėjų mikro dvikova aikšteliai. Nebijo, kad nuvargs Adrijus gynyboje. O čia Herkus rodo savo landumą, užtikrintai pralenda. Na ką, šiandien apžvalgą baigėme, iki kito karto. O kitą kartą pristatysime ryškiausiai šviečiančias U14 čempionato žvaigždes.